Prieš 80 metų Darius ir Girėnas atliko žygdarbį, perskriejo Atlanto vandenyną. Šiemet į Lietuvos istorijos knygą bus įrašytas dar vienas skrydis. Jau gruodžio mėnesį bus vykdoma misija Lituanika 80. Į kosmosą kils pirmasis lietuviškas palydovas Litsat 1. Init televizija kartu su studija Baltų Atlantida kviečia žiūrėti televizijos laidą Gyvenu čia, kurioje kalbėsimės su kosminio palydovo kūrėjais. Iš arčiau pažvelgsime į viltis ir svajones, kūrybinį procesą, kaip atrodome mes, mažytė Lietuva, kuri siekia palikti savo pėdsaką kosmose. Prieš 80 metų Darius ir Girėnas atliko žygdarbį, perskriejo Atlanto vandenyną. Šiemet į Lietuvos istorijos knygą bus įrašytas dar vienas skrydis. Jau gruodžio mėnesį bus vykdoma misija Lituanika 80. Į kosmosą kils pirmasis lietuviškas palydovas Litsat 1. Tai negali būti geresnės progos rasti tokiam kontekstui ir šį palydovo projektą Litsat 1 skirti būtent šiam įvykiai paminėti. Šių metų gruodį kosmose pirmą kartą nuskambėjo žodžiai lietuvių kalba. Tie žodžiai yra myliu Lietuvą. Lietuva, Žalgiris, Kaunas. Sako, vis dėlto jis sukasi, nes čia tikrai netils. Parašiau iš tikrųjų tik tais vieną, Eureka. Lietuva, myliu Vytas ir Zita. O kodėl? Todėl, kad patys artimiausi žmonės. Lietuva nuo Dariaus Girėno į kosminės erdves. Visi drauge rinksime 3 šilčiausius, gražiausius ir skambiausius žodžius. Kokie gražiausi žodžiai tam? Mama. Šeima, vaikai. Myliu Lietuvą, tėvynę. Manom, kad tai prasmingi žodžiai ir kad jie turėtų pasiekti Lietuvą iš kosmoso. Į dangų keliausiantis palydovas nedidelis, galėtų tilpti į 2 suaugusio žmogaus delnus. Tačiau jo paleidimas didelis žingsnis Lietuvai, siekiančiai tapti kosminę valstybę. Didžiausia reikšmė, kad mes išmoktumėm kosminių technologijų, kurios vėliau galėtų būti pritaikytos įvairiose gaminiuose ir ne tik kosmose. Ne į akmens amžių grįžtam, o einam kaip tik į viršų, į kosmosą, į mokslo žingsnį į priekį. Toks psichologinis, kad mes kaip valstybė, kaip tauta turim savo ten palydovą. Tiesiog, kad mes parodysim, kad jau esam kažką tai sugebantis padaryti daugiau. Kaip Darius ir Girėnas perskrido Atlantą, tai čia mūsų irgi pradžia tokia. Pirminis toksai jų užduotis, tai iš tikrųjų yra švietimas, bandymai, įvairūs tyrimai ir panašiai. Aišku, lietuvėlė žemės rutuly kaip mažytis aguonų žirnelis. Jo? O jeigu jinai žengia su visom galingom valstybėm į kosminę erdvę, tai galbūt už 20 metų ir aš pakilsiu į kosmosą. Ką gali žinot? Būsiu kosmonautu. Visas smagu, kad mes toks gabus mūsų jaunimas ir kad mes tokie gabus ir kad žinom ir kad mes taip sugebam. Iš tiesų, manau, ne vienas jaunas žmogus sieja savo ateitį su NASA arba bent jau trokšta ten nukeliauti kažkada ir pamatyti, kaip ten viskas atrodo. Tai manau, kad taip, iš tiesų nebloga proga ir manau tikrai verta sudalyvauti panašiuose projektuose iš tiesų. Mes Lietuva turime žmonių, kurie gali sukonstruoti tokį palydovą, kuris bus kosmose. Ir tai yra, aš taip suprantu, realybė ir nedaug liko laukti. Žemė ir kosmosas skiria 100 kilometrų. Tai mažesnis atstumas nei tarp Vilniaus ir Kauno. Tačiau Lietuvai ši kelionė legendinė. Kilkime į dangų visi kartu. Štai tai buvo pristatoma misija Lituanika 80 ir tokio palaikymo sulaukė. Tai pirmasis Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos kosmoso asociacijos vykdomos ilgalaikės kosmoso programos etapas. Jos metu planuojama į kosmosą paleisti palydovą, kuris bus ne tik pirmasis mūsų šalies simbolika paženklintas fizinis objektas šioje erdvėje, bet ir atliks bandomojo prototipo rolę, ruošiantis moksliniam eksperimentui – piezo variklių išbandymui kosmose. Toks eksperimentas dar niekada nebuvo atliktas. Sėkminga jo baigtis atvertų didelės galimybės viso pasaulio valstybių palydovų programoms. O nuo ko visa tai prasidėjo? Iš tikrųjų, ta idėja kilo
Grįžtant iš pirmosios kosmoso konferencijos iš Molėtų kosmologijos muziejaus, jau buvo gana vėlu, apie 11 val. Vakaro, ir tuo metu mašinoje važiavo Vladas Lašas ir vienas iš NASA atstovų, Aleksandras McDonaldas, ir gimė idėja, kad mes turime nugalėti konkursą prieš latvius, tai yra paleisti anksčiau lietuvišką palydovą negu paleis Latvijai. O po to sekė dar gana sunkus ir įvairialypiai 3 metai ir pagaliau tas žodis tapo kūnu. Tai yra, mes turime lietuvišką palydovą. Aš manau, kartais mes patys nesuprantame, kiek daug reiškia tai, ką tu darai vaikystėje, ką sužinai, kuo susižavi. Tas grįžta anksčiau ar vėliau, daug stipriau. Tai buvo ir man, aš vis prisimenu ir rodau knygą, kuri 5 metų proga gavau iš tėvų, skrydžiai į kitas planetas. Ir man ta knygutė beveik buvo išmokta atmintinai, o jinai pasakoja ir apie fiziką, ir apie astronomiją, ir tie dalykai įstrigo ilgam. Nuskristi į kosmosą. Kai kas lietuviško palydovo idėją pavadintų utopija, tačiau mintis, kaip atsiplėšti nuo kasdienių reikalų ir pabandyti pasiekti dangų, nuo seno kirbėjo ne vieno žinomo lietuvio galvoje. Iš tiesų, lietuviai kosmosu susidomėjo dar 17 amžiuje. Manome, kad ne vienas yra girdėjęs Kazimiero Simonavičiaus pavardę, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorą, kilusį Fraseinių, įsimokslinusi Olandijoje ir prieš 360 metų parašiusi žymų veikalą Artilerijos menas. Ten yra visai eilė piešinių, kur pirmą kartą pateikiama idėja, kaip galima sukurti daugiapakopę raketą. Šiandien mažai kas žino, kad Kazimieras Simonavičius yra įamžintas amerikiečių kosmoso agentūroje NASA. Reprodukcija, vaizduojanti prie vieno pirmųjų raketos prototipų, palinkusi šį lietuvį, yra iškabinta NASA centrinės būstinės pastate Vašingtone. Tomas Žebrauskas, Aleksandras Griškevičius, Antanas Gustaitis – tai lietuviai, kurie per pastaruosius kelias šimtmečius prisidėjo prie kosmoso tyrinėjimų ar aviacijos plėtros. O žymiausią lietuvių tautos menininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį galime vadinti vienu pirmųjų pasaulio dailininkų tapysių kosmoso tematiką. Vienas jo fantazijų ciklo paveikslas pavadintas Marso pasauliu. Nors nepriklausomos Lietuvos istorija nutrūko 1940-aisiais, progresyvūs lietuviai ir toliau siekė užkariauti neaprėpiamas dangaus platybės, tik savo siekius jie įgyvendino už Atlanto. Neseniai sukurtose NASA archyvose jie atviri yra apie 1 milijonas įrašų, kur galima rasti kelis šimtus lietuviškų pavardžių, kurie naudingai prisidėjo prie Amerikos kosmoso technikos, keli tūkstančių straipsnių, net vienasmenių darbų, monografijų įvairiuose lygiuose. Lietuviai prisidėjo prie Mariner aparato ir prie Voyagerio aparato, kuriant marsaigius aparatus, branduolinį reaktorių kosminiam aparatam ir net kuriant elementų ląsteles. Mesgi idėjas, aš visą laiką pamatydavau, jos galvodavau, kosmonautai svaigsta ten, pasakas pasakoja ir iš tikrųjų ten, kam Lietuvai reikia tų palydovų. Graži ta idėja yra, gal pavėluota ten 20, 30, 40 metų ten, bet tokia mažai valstybė kaip Lietuvai, vis dėlto tai yra iš tikrųjų pirmas žingsnis, nebuvo jokių tokių objektų, nieko ir pabandyti tą ryšį, turėsim vieną žingsnį, paskui galbūt ir sekantį žingsnį padaryti. Iš tų mažiukų palydovikų galima įdomių tokių dalykų padaryti, pavyzdžiui, keletą paleisti, jie tarpusavį gali ten įvairius įdomesnius eksperimentus daryti. Per paskutinį dešimtmetį kosmosas tapo prieinamas net ir tokioms mažoms šalims kaip Lietuva. Jeigu prieš 100 metų apie kosmosą skaitėme knygose, tai šiandien jau esame pajėgus pasiekti jį savo jėgomis. Maži palydovai yra geri tuo, kad gali skraidyti mažuose aukščiuose. Skrendant mažesnėme aukštyje pakanka naudoti žymiai paprastesnės kameras, skirtas vaizdo stebėjimui, nuotraukom, šilumos išmetimo kontroliai, taršos stebėjimui, vykdyti spektrinį analizei, siekiant išsiaiškinti, kokia yra lapija ir panašiai.
Didelis privalumas, naudojant mažus palydovus, yra tas, kad tokių palydovų galima paleisti daugiau. Atitinkamai gausis didesnis sistemos lankstumas, o tai reiškia, kad bus galima daugiau kartų praskristi virš tos pačios vietos. Pasaulyje aktyviai populiariname idėją tokius mažus palydovus jungti į bendrą pasaulinę sistemą. Į kosminę erdvę paleidus ne vieną, o visą spiečių mažų palydovų 10, 20 ar 30 informacijai virš tam tikros teritorijos užfiksuojama kur kas dažniau. Šiuo metu didesnis palydovas virš Lietuvos praskrenda 2 kartus per 15 minučių. Tai yra vos kelios akimirkos naudingai stebėjimo informacijai gauti. Mažesnį palydovą virš Lietuvos galima būtų pakabinti ilgesniam laikui. Tokią dangaus akį būtų galima pasitelkti naftotekių, dujotekių ar aukštos įtampos linijoms stebėti, o ją aprūpinus ultravioletiniais ar infraraudonaisiais spinduliais matuoti, kaip auga pasėliai, kiek užauga miško ir pagaliau, turėdami savo palydovą, galėtume dalyvauti pasaulinėme stebėjimų tinkle. Šitas palydovas yra įžanga į sekantį projektą, kur bus naudojamas, naujas piezo efektas. Čia galbūt profesorius Bancevičius apie tą jau daugiau jums galėtų pasakyti. Bet mes ruošiam techninę bazę jos lygmenį. Tikrinam komunikacijos mazgus, tikrinam matavimo funkcijas, tikrinam visą patikimumą viso to įrenginio, kad būtų galima tada, sekantį projektą sėkmingai leisti į orbitą jau, su tuo inovatyviu būtent piezo reakcijos, mechanizmu. Yra reikalavimai tam tikri tos medžiagos, kad, pavyzdžiui, vakuume negalima plasmasį naudoti, kad laikytų ten iki 90 laipsnių temperatūros, kad paprastą laidą, pavyzdžiui, naudosi, tai jis apsilydys, susilydys ten. Turi neišsiskirti jokių nuodingų medžiagų vakuume, nes paleidžiant, pavyzdžiui, jeigu ten žmonės prieis ar ką, tai užterš visą atmosferą. Tai yra tam tikri reikalavimai, ko negalima naudoti, bet daug ir galima naudoti. Ir tą padaryti. Baterijom, ten saulės baterijom, kad energijos užtektų, bet šitoj vietoj jau technologijos gana išvystytos yra ir tos energijos palydovui mes tikimės, kad tikrai užteks pakankamai visiems eksperimentam. O šiaip pagrindinė problema tai radio ryšys. Radio ryšys turi ir ant Žemės stotis bus, palydovas praskris po Lietuvą, jisai nebus nei jokio stacionarioje orbitoje, jisai praskris tik tai per kelias minutės virš Lietuvos bus matomas. Dirbam ne su bet ko, o su NASA, kurios yra labai aukšti reikalavimai. Tai kiekvienas mazgas turi būti pagamintas ne bet kaip, o atitikti visą eilę techninių reikalavimų. Tai pradedant mechaniką, baigiant patikimumo testais, tai temperatūriniai testai, elektromagnetinio suderinamumo testai jau buvo padaryti ir viską mes praėjom. Ir galų gale, ryšio patikimumo testai, visi yra būtini ir juos reikia tikrai išpildyti taip, kad jie veiktų 100%. LITSAT-1 palydovą kuria daugiau nei 30 narių komanda, sudaryta iš įvairių sričių aukštos kvalifikacijos specialistų, jaunų lietuvių mokslininkų, inžinierių, fizikų, programuotojų, gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Į Žemės orbitą paleistas palydovas LITSAT-1 atliks pirmuosius lietuviškus kosmoso tyrimus, išbandys lietuvių sukurtas technologijas ir testuos alternatyvius energijos šaltinius ekstremaliomis sąlygomis. Vienas sudėtingiausių ir daugiausiai laiko atėmusių uždavinių buvo visos palydovo kompiuterinės ir programinės įrangos projektavimas ir kūrimas. Lietuvoje dar niekas nėra to daręs. Komandai pavyko sukurti lietuvišką nanopalydovams pritaikytą produktą, atitinkantį darbui kosmose keliamus aukštus patikimumo ir saugumo reikalavimus. Taip pat pirmą kartą Lietuvoje buvo sukurta visa palydovo misijos palaikymui reikalinga antžeminė infrastruktūra. Šios misijos metu pirmą kartą pasaulyje tokio dydžio palydove bus išbandytas Lietuvos radijo mėgėjų sukurtas FM balso retransliatorius. Aš manau, kad tai yra labai gražus technologinio bendradarbiavimo simbolis, nes neužtenka įgyti mokslinių žinių, reikia ir technologijų,
reikia ir sugebėti savo rankomis tos daiktus pasidaryti ir tuo labiau paleisti į kosmosą. Ir man atrodo, kad tai galėtų būti geras pavyzdys, kaip mes galėtum daryti ir didesnius projektus. Tai yra pasinaudoti gerosiomis savo savybėmis ir tas žinias įdiegti praktikoje ir tokiu būdu įgyti ekonominį pranašumą prieš didesnius kaimynus. Dirbu tame kaip tiesiog kažkokiam paprastam projektą, tiesiog yra tikslas, tam tikras laiko tarpas, kada tai turi padaryta, bet manau, vienas iš didžiausių pliusų šitame projekte, kad tiesiog tenka susipažinti tikrai su labai skirtingais žmonėmis, skirtingų vietų, tiek iš kosmoso, Lietuvos kosmoso asociacijos, tiek ir iš savo universiteto. Ir tiesiog tas visas toks tarpdisciplininis darbas ir grynai tos pažintys ir apskritai skirtingos idėjos ir skirtinga patirtis labai įdomi yra ir sunku nusakyti tiesiog tą visą patirtį ar visas tas mintis, kurias gavau pats ir tiesiog ta aplika yra išties įdomi. Pirmasis dirbtinis Žemės palydovas ir apskritai pirmasis kosminis aparatas sėkmingai išvestas į Žemės geocentrinę orbitą buvo sovietų palydovas Sputnik 1. Jo paleidimas tuomet 1957 metų rudenį paskatino vadinamąsias kosmoso varžybas tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų. 1961 metais Sovietų Sąjunga į kosmosą pasiuntė pirmąjį žmogų, Jurijų Gagariną. Vėliau Jungtinės Amerikos valstijos įsiveržė į priekį, 1969 metais surengdamos pirmąją pilotuojamą misiją į Mėnulį. Per Apollo 11 misiją žmogaus pėda pirmą kartą palėtė Mėnulio paviršių. Šiandien ekskursijos į kosmosą eiliniam žmogui dar nėra pasiekiamos, o dirbtiniai Žemės palydovai jau tapo kasdienišku dalyku, tarnaujančiu labai konkretiems darbams. Šimtai jų sukdami ratus aplink Žemę kosminėje erdvėje perduoda ryšių linijose sklindančius signalus, o palydovinės televizijos antenas lėkštes galima išvysti ne vien kosminių skrydžių valdymo centruose, bet ir paprasčiausio daugiabučio balkone. Kur link mus nuves kosmoso užkariavimas, sunku spėti, tačiau mažytė Lietuva šiandien siekia padėti ir savo parašą kosmoso įsisavinimo srityje. Lietuva gali skristi. 3, 2, 1, startas! I would guess within a year or two there'll be a Lithuanian small satellite. Kas 18 mėnesių dvigubėja procesorių sparta ir talpa, vien dėl šitos priežasties visi palydovai mažėja. Prasme, jeigu mažėja, tai bet kuri valstybė gali tą padaryti. Taigi visiškai pastarosiam dienom vienas amerikietis sukūrė va tokio dydžio, va taip ir tilptų iš čia už $300. Jį tik paleiskis faktiškai palydovas. Tokį nedidelį 3 kg palydovą galėtume pakelti į kosmosą 2014 metais. Manau, kad daugelį dalykų galim patys, daugelį dalykų galim kartu. Man įspūdį labai didelį padarė apsilankymas Kopenhagos pakraštyje. 2 jauni vyrukai garaže tiesiog daro
savo projektą žmogaus skrydis į kosmosą ir gali būti, kad jie bus sukūrę technologiją iškilti pirmam Danijos piliečiui į kosmosą. Taigi, tos ambicijos noras padaryti, pasinaudojant tai, kas šiais laikais yra prieinama, ar tai bus kitoj valstybėje, ar tai bus už Atlanto, su šiuolaikiniais ryšiais, komunikacija. Mes galim greitai daug išmokti, galim pasidalinti, prijungti savo komandai net iš kito pasaulio krašto. Prieš keletą dienų Kauno technologijos universitete stebint visiems misijos Lituanika bendražygiams į palydovą integruotas paskutinis simbolinis komponentas – titano plokštelė. Šioje plokštelėje išgraviruota prieš 80 metų įvykusio legendinio Lituanikos skrydžio autorių Stepano Dariaus ir Stasio Girėno testamente įrašytas palinkėjimas. Jaunoji Lietuva, tavo dvasios įkvėpti mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegul sustiprina tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais. Titano plokštelėje įspaustas į kosmosą pirmą kartą bus pakeltas ir Lietuvos simbolis – gintaro gabalėlis. Palydovo projekto techninis vadovas, Lietuvos kosmoso asociacijos direktorius Vidmantas Tomkus, dėdamas plokštelę į palydovą, atkreipė dėmesį, kad nors renginio metu rankose palaikyti palydovą ir pačiupinėti plokštelę buvo leidžiama visiems norintiems, į kosmosą jis keliaus tik visiškai išvalytas ir sterilus. Į Hjustoną atvykęs palydovas turės pereiti ir specialius mechaninius bei cheminius testus, kurie patvirtins, jog palydovas ir jo komponentai nekelia jokio pavojaus tarptautinėje kosminėje stotyje dirbantiems žmonėms. Šio projekto rezultatais Lietuvos mokslo bendruomenė ir technologinius mokslus studijuojantis jaunimas naudosis jau dabar, nes projekto metu užmegzti ryšiai ir vykstantis bendradarbiavimas su kosminės mažųjų palydovų programas vykdančiomis institucijomis Jungtinėse Amerikos valstijose leidžia universitetui ruoštis ir naujiems projektams. Be šio palydovo kūrimo metu pereitų procedūrų, dokumentacijos etapų, bet kokios ateities ambicijos šioje srityje būtų sunkiai įgyvendinamos, sako Kauno technikos universiteto rektorius Petras Baršauskas, pirmiausia galvoje turėdamas 2015 metais planuojama piezo reakcijos įrangos eksperimento kosmose. O štai kai bus paleistas į kosmosą palydovas Litsat 1. Jau šį mėnesį Litsat 1 bus išsiųstas į Jungtinės Amerikos valstijas, kur gruodžio 8 dieną iš Volopo salos skrydžių centro bus paleistas į kosmosą. Litsat 1 iškeliavus į Žemės orbitą palydovo ryšio priemonėmis bus perduoti pirmieji lietuviški žodžiai iš kosmoso. Aš esu čia. Viskam ateina laikas ir Lietuva tapo jau pasiruošus turėti savo palydovą. Tai ne tai, kad mes kažkur ten velkamės iš paskos kažkam, aišku, galingesnės šalis tą padarė greičiau, bet tai reiškia, kad mes, tai byloja apie tam tikrą laiptelę, ant kurio mes jau užlipom, mes irgi turim savo palydovą. Ir man džiugu, kad mes esam, kad Lietuva yra jau tokiame kažkame tai vystymosi etape, kai gali skirti mokslui lėšas.
turėtumėm nepamiršti, kad negalim visą laiką žiūrėti tik tai į žemę savo pakojam. Mes kartais turim pakelti akis į dangų. Trys žodžiai, kurie turėtų nuskambėti iš kosmoso pirmą kartą lietuviškai, tai vis tiek jie turėtų nešti žinutę kažką bendrą. Ir tai, kad mūsų palydovas pakilo į kosmosą, tai tiesiog duoda pasaulio žinią, kad mes čia esame. Ir kiekvienas iš mūsų dabar gali pasakyti, kad aš čia esu, aš matausi iš kosmoso. Šiluma, šypsena, draugas. Į kokius žodžius man sutelpa jausmas, kuris yra, kai galvoja apie žmonės, kurie yra šalia, apie žmonės, kurie yra truputį toliau, ar ne, apie pažįstamus bičiulius, nes iš to susidaro valstybė, ar ne? Ir va šitie žodžiai, man atrodo, kad bent jau aš juose talpinu tai, kas manau, ko gero, ir apskritai žmogui yra svarbiausia. Į ką sutelpa patys svarbiausi dalykai. Ir žmogui, ir valstybei. Mums verta eiti į kosmosą ne dėl to, kad mes ten nuveiktumėm kažkokius ypatingus, stebuklingus dalykus, ar ne? Nors gal ir tai atsitiks, niekas negali žinoti. Aš manau, kad to reikia, nes tai yra variklis. Galbūt tas palydovas į kosmosą, ar ne? Galbūt to paleidimo metu arba kūrybos metu atrasti dalykai padės išspręsti kažkokias kitas sunkias užduotis iki šiol neišspręstas, ar ne? Galbūt medicinoje, galbūt technologijų srity. Tai, ta prasme, bet koks žingsnis į priekį yra reikalingas. Ne tai, kad mes turėtumėm su kažkuo konkuruoti su tuo, kas anksčiau paleido palydovą į kosmosą. Bet mes šiandien tai galime padaryti patys dėl savęs, savo įrodydami, kad nieko nėra pasaulyje sudėtingo. Nėra nieko, ko mes, ta prasme, aš, kitas žmogus, jaunas žmogus, ko jis negalėtų padaryti. Ir tas verčia tik didžiuotis. Žemė ir kosmosą skiria tik 100 kilometrų, tačiau Lietuvai šį kelionė legendinė. Kilkime visi kartu, tad mes nuoširdžiai linkime sėkmės misijai Lituanica 80, o taip pat ir ateities planų sėkmingo išsipildymo. Ir vis dėlto mes gyvename čia. Ir šį laidą tai nepaslėpta galimybė su savo skurdu ir spindesiu, bei galimybė jums patiems pasidalyti savo džiaugsmais, liūdesiu ar kartėliu. Pamatyti ir atrasti, kaip gyventi gražiau. Mes su jumis atsisveikiname neilgam. Po savaitės, tokiu pat metu, mes vėl sugrįšime su aktualia tema, apie kurią jūs mums pranešite. Laidą taip pat galite rasti interneto svetainėje www.baltuatlantida.lt, o mums parašyti galite elektroninį laišką į paštą gyvenuce@init.lt.